pivko zranku, jak smietanku. Ir vėl su jumis anoniminių alkoholikų klubas. Turime naują narį. Susipažinkite. Gregorijus. Nesidrovėkit, Gregorijau. Būkit drąsesnis, kaip įkalęs. Toksai, ką tu žibėdį. Na, ne visai turėjau tą omeny. Būkit truputėlį paprastesnis, nes toj duosim tą patį šepetį ir eisite valyti vakarykščius Vytuko myžalus nuo žemės. Savo ateitį tu gali labai greitai pakeisti. Tai Petrai, vad būtent dabar pasiklausysime jūsų gyvenimiškos patirties. Ne visi tampa dainininkais, gali tapti dainininkais. Aš anksčiau, chebra, buvau užmiršęs dainavimą. Visiškai buvau užmiršęs, nedainavau. Kodėl aš pradėjau dainuoti? Na tikrai, įdomu kodėl. Mums visiems kyla įtarimas, kad supratot, kad švaistomas talentas arba atsirado konkurentas. Viską tu gali pakeisti, ateitį, gyvenimą gali pakeisti, viską. Man užmetinėja nesąmonės visokias, tai tu mergos nerandi dėl to, tai tas gėrimas, tai da kažkas, tai anksčiau nieko nebuvo, ir vis tiek. Vytuk, duokit dabar Petrui pasisakyti. Palaukit truputėlį savo eilės. Tuoj prieisime ir prie jūsų. Aš, pavyzdžiui, buvau žmonės, sėdėjau prie tų žmonių, kur man tikrai, ne vieta. Mačiau, kad man nepatinka sėdėti. Petrai, tai ką padarėte? Atsistojote? Mačiau, kad aš supūsiu iš vidaus. Paėmiau ir pakeičiau ateitį. Tikrai dėl to labai džiaugiamės. Nežinau, kad tie žmonės ten sėdėsi tu pats. Ji nieko nereiškia. Nu, Vytuk, jei pasakė šią frazę, vadinasi, kažką jinai reiškia. Kiekvienas žmogus pats ką gali, tą ir nori pakeisti. Tik reikia stiprybės ir sveikatos. Jeigu žmogus neturės noro, motyvacijos, jis nieko nepakeis gyvenime. Sėdės toj pačioj vietoj. O ką galvoja, tai tas galvoja. Tai jau geriau nakui. Ką, Vytuk, ir jūs pradėsit dainininko karjerą? Aš varnėnas baltas, bet tavęs man gyvybės nebus.